Karolis Podolskis palygino tą gimstančią vyriausybę su laivu, su įgula, o aš tuos gimdymo skausmus matydamas palyginau su tokia masinė gimdykla, su vyriausia pribuvėja Dula Nausėda. Kai kas sako, kad buvo 3 koalicijos partneriai ir atsirado 4 prezidentas. Ne, jis tiesiog pribuvėjas, stebėtojas, pagalbininkas vyriausybei tuose gimdymo skausmuose. Dalyvavo 3 gimdyvės, 2 nepatyrusios, ką tik, taip sakant, rinkimuose gavusios teisę gimdyti ministrų kandidatūras ir viena stipriai patyrusi, daug ministrų Lietuvai davusi, garbingų žmonių, tikrų Lietuvos patriotų. Lengviausiai su užduotimi susidorojo jauna nepatyrusi gimdyvė Demokratų partija. Davė šitai vyriausybei vieną patyrusi ministrą, kitą nepatyrusi, bet pasiruošusi darbui ministrą. Ačiū Demokratų partijai už tą naują patirtį jiem, naują patirtį mum. Netikėtai sunkiai sekėsi labai patyrusiai gimdyviai Socialdemokratų partijai. Gal dėl to, kad tikroji motinėlė liko Briuselyje, o čia Lietuvoje liko tiesiog bitės darbininkės ir, atsiprašau, tranai. Pasiruošimo pergaliai akivaizdžiai stigo, todėl viešąją erdvę bemat užplūdo pavardės, būsimų ministrų pavardės. Evaldas Navickas, Nerijus Cesiulis, Orinta Leiputė, kurią atrodo suraminta, Popovienė supainiojo kažkas, Rasa Budbergytė ir taip toliau. Bet tos pavardės taip ir nepasipuošė ministro etiketėmis. Kai kas buvo traukiama iš kepurės ir akivaizdu, kad pristigo to pasirengimo didžiuliai pergaliai, kuri matyt užklupo netikėtai. Tuos socialdemokratų gimdymo skausmus ir sunkumus gerokai palengvino vyriausioji Dula pribuvėja. Pasinaudojęs progą, jis bemat parūpino porą naujagimių savo kuravimo sferose. Dovilę Šakalienę, kurią gal ir patys socialdemokratai planavo, ir vietoje geriausios savo patarėjos Astos Skaisgirytės tiesiog gerą patarėją Kęstutį Budrį paskyrė užsienio reikalų ministru. Manau ir tikiu, kad šitie Nausėdos parūpinti ministrai tikrai padės šitai vyriausybei turėti gerą kontaktą su prezidentu, ko ne visada pavyko ankstesnėm vyriausybėm, pradedant Skvernelio vyriausybę, kai Karbauskis pasakė, nevaikščiosim, nekelsim kojos į prezidentūrą ir baigiant pastarąją šiandien savo veiklą baigiančią vyriausybę. Beje, Dula Nausėda nebetrukdė socialdemokratiškų gimdymo sunkumų ir niekaip nereagavo į buvusio darbo partijos kultūros ministro Biručio, šiandien jau socialdemokratų partijos, siūlomo kultūros ministrų Biručio šnekas apie rusišką kultūrą. Nausėda pasistengė tą nuleisti negirdomis, lyg pats sėdėtų su ausinėmis, nors panašiau, kad Birutis sėdi su ausinėmis, nieko negirdi, kas vyksta Lietuvos kultūros lauke, o girdi Kirkorovo popsą. Na, o štai trečioji partija, nepatyrusi gimdyvė, išeina iš gimdymo namų, taip ir nežinodama, ar turi savo palikuonių šitoje vyriausybėje ar ne. Masinėje gimdykloje atsiradę ministrai dievagojasi nesą aušriečių pagimdyti. Jie tarsi kokie gegužiukai, pabuvę kas su valstiečiais, kas su laisviečiais, į vyriausybės lizdą pasodinti Palucko ar Nausėdos rankomis. Taip ir neaišku, ar Nemuno aušra turi bent vieną savo ministrą ar ne. Nepaisant šių gimdymo sunkumų, aš džiaugiuosi, kad šiandien atsiras vyriausybė, tuo neabejoju. Ta vyriausybė turi prieštaringą, man nepriimtiną, bet tai nieko čia keisto, mus skiria pasaulyje žiūros ir taip ir turi būti normalioje daugiapartinėje sistemoje. Turi tokią programą, kurią linkiu maksimaliai gerai realizuoti. Šitos vyriausybės sėkmė yra Lietuvos sėkmė. Šitos vyriausybės nesėkmės taps skausmais ir naujais gimdymo skausmais visai Lietuvai ir visai politiniai bendruomeniai. Tai linkėdamas sėkmės noriu, kad turėtumėte supratimą. Turėsite oponentus, galvojančius kitaip, siūlančius kitokį elgesį, tačiau valstybės svarbiausiais klausimais tikrai sieksintiem ieškoti sutarimo. Ačiū Jums ir sėkmės. Ačiū kolegai Eugenijui už nuomonės pareiškimą.